Sveiki sugrįžę mūsų mielieji žiūrovai į mūsų nepakartojamą improkesto laidą, kur mes esam trys protingi vyrai. Taip, labas rytas visiems. Labą rytą, nes mes šią ankstyvą rytą atsikėlę, aukojamės dėl jūsų mūsų mielieji žiūrovai. Taip, Ir norėjai kažką protingo pasakyti iškart. taip, apie protingus vyrus. Mes du esam, bet buvom trys, tai žodžiu turim laisvą vietą. Tai jeigu žinot, kad esate toks kietas ir galite užpildyti šitą vietą, tai kreipkitės. Jeigu jūs protingesnis už penktoką. Bet tai gali būti, galim bet ką iš gatvės pakviesti? Žinoma, jeigu protingesnis už penktoką. Esi matęs tą laidą? Ne, aš neturiu TV. TV net. Tai gali įsijungti kokią nors ten LRT mediateką, ten per TV3 gal rodydavo. Dabar viskas internete. Kuo tai geriau už YouTube? Kuo LNK mediateka geriau Nes už ten YouTube? nėra visą matančio algoritmo, kuris tavo smegenis skenuoja ir tau Bet gal geras patį tas geriausią algoritmas. video išmeta. Nu taip, o ko čia blogai? Nes tu tada būni prilipęs prie Bet kompo. jeigu jisai man rodo, kas man patinka, argi tai yra blogai? Ar nuėjai vakar laiku miegot? Ne, futbolą žiūrėjau vakar. Nu būtent. tai- Algoritmai čia. Aš manau, kad algoritmas visai gerai, tau nereikia galvoti, tau nereikia ieškotis, pats tau viskas randa, tai įsivaizduok, turėtum ieškoti. Dabar kaip tik įdomaus. su kolega šnekėjau, jisai vaikų turi, tai jam YouTube'o supisa algoritmą yra. Įsijungi, ten biški vaikų nesąmonių, tada ten tavo hobiai, biški persipina ir tokia ruda masė gaunasi. O tau nebūna, kad tipo video kokie random įmeta, tipo yra normalus video ir pyst video apie gėjus Pietų Amerikos valstybėse. Gėjų kalėjimus Pietų Amerikos valstybėse. Ne, gėjus Pietų Amerikos kalėjimuose. Nebūna, nežinau. Toksai vieną kartą irgi einu ir taip pyst random, galvoju, paspausiu. Ir pirmas komentaras, YouTube žino, kad tu gėjus. Ten net nebuvo pilno video gal. Ne, normaliai, ten valandinis video, kažkoks dokumentinis. Kur būna tie tiktokai, kur paišo I, O, I, G, E, you're gay. Ir kas čia Ir tada rodo į tave. Čia tokie juokeliai. Visai funny, nežinau. Turi TikToką? Ne. Iš kur žinai? Nu, ką žinau, dabar visur yra tie patys. Reelsai tipo visokie. Tiek Facebook'e, tiek Instagram'e įsijungia, tiek YouTube'ai, short'ai. Bet ten vieną kartą nufilmuoju visų įrimėti. Bet man su tuo algoritmu, kas būna užnisa, kad būna eini ir, ai, jau mačiau, jau žinau, ai, kažką panašaus girdėjau, žinai, jau Tau toks. tuos pačius matytus video metai? Ne, nu, bet į panašias temas, kažkas artimo labai ir tu, ai, aš jau Ai, čia nu, tą tos tai- matęs, daręs. Kad ir, išlipti iš algoritmo rėmų, tai tu turi kažką paguglinti naują, Parašyt susirasti kažką naują naujo. hobį, kažką nustebinti tą patį algoritmą, kad jis tavęs gal nežino iki galo. Nu, pavyzdžiui, dabar visai googlinu apie graikų mitus, kas man patiko, nes Odisėją žiūrėjau. Ir Jau tada- žiūrėjai? Jo, penktadienį Aš žiūrėjau. dar nežiūrėjau, bet galvoju, ar ten žiūrėti ar nežiūrėti, labai daug heito turėjo. Kad tas heitas keistas, man atrodo, dažnai tas heitas yra Žemaitaičio hebra ten ta. Ten Nu, Asmogold, mačiau, labai daug heitino. Nu, matai, čia yra tas, bet irgi, Bet panašu nelabai priheitino, nes vis vien visai Nu, aukštas reitingas. nes, nu, tas tenais tie, kur buvo, tipo, dėl Vogue problemų, tai tie aktoriai tokie šaltiniai yra, tu juos labai mažai matai. Nu, ta prasme, nėra, kad tie pagrindiniai būtų aktoriai. Tai iš pradžio galvoju, gal bus ten tas mažas berniukas pagrindinis herojus. Bet aš irgi, vat, nežinau, Ir kaip tai tada? čia yra biški pasakos, aišku, pasakos senų laikų, iš baltaodžio pasaulio pasakos tokios, nu, bet jeigu tai yra pasaka, ar negali joje būti, pavyzdžiui, gretutė irgi, ką aš žinau, šiandienas, pavyzdžiui, ar dar kažką. Tai laisvė pasireiškimui yra beribė. Viskas Na, aš gali. galvoju, matai, kai tu darai istorinį vienas, bet čia yra pasaka pervaidinti, tai iš dalies. Mes du juodaodžiai bankucheną lietuvišką kepam. O, Stasy, jau mano juodas broli. Jau juoda Jo. šiknė. Jau Aš tave tuoj apipilsiu cukriuku. Bankuchen.
Bankuchen. Bankuchen. Very nice. Nice. Nom. Nu, nežinau, man tas Susigadinam, žodžiu, savo reputaciją, ką tik. susigadinom ką tik. Bet aš manau, kodėlgi nebūtų gera reklama kažkokia, žmonės iš kitų šalių, Ateina kept bankuchen. nu, Lietuvai reklama, kad mes čia visus paimam. taip, šiaip lietuvių mažėja ir imigracija didėja. Jau man tai neišvengiama, atrodo. Nes Aš dabar kaip tik darbo žiūrėjau. vietų, darbo vietų kiekis tas pats, bet gimdo žmonių mažiau, nu tai reikia kažkaip papildyti. Pensijų ne už ką mokėti. O pensininkai tai nori gyventi gerai. Tai ką sakeičia? Kažką domėjai, žiūrėjai. Jo, tai dabar kažkaip random išmetė Lenkijos žemėlapio kontūrą ir Lietuva ant viršaus užmest. Ir aš toks, blemba, ta Lietuva netokia maža. Tada pradėjau žiūrėti skaičiukus. Tai Lietuvos yra šiam 7000 kvadratinių kilometrų. Jo, užsikariavom kažką, nes buvo šiam 4000, man atrodo. Nu gerai, šiam. Damn, Mr. Nazi. Šiam 3-500, jeigu taip tiksliau kažkas tokio. Jeigu tik Gal užsikariavom, nes... ponas Wikipedija čia sėdi, karoč. Aš irgi žiūriu skaičiukus. Na ir ką. Prieš miegą. miegą. Pasikartoju LDK sukūrimą. Tris padalinimus, kada kas įvyko. Man įdomu, aš žingeidus šiaip labai esu. Čia jau gnyda toksai. Anyways, šiam 4, tarkim, pasiliekam ties šiam 4. O Lenkija yra 300 kažkiek. Nu tai yra... Tai ten gaunas apie 4 kažkiek karto didesnė. Bet jei gyventojų skaičių žiūrim, tai Lenkija yra 37 milijonai, o pas mus, nu, Daug vietos. tarkim 3, bet jau nebėra. Nu, Nu tai padalini ir gaunasi, kad Lenkija gyventojų skaičium už mus yra didesnė 12 kartų, tai yra tas... o ploto tik beveik 5. Tai bet tau negeriau iškart pažiūrėt skaičiuką, kiek žmonių kvadratiniam kilometrai yra. Tai Ne, ką tai pačiam pasako? skaičiuot. Nieko nepasako beveik. Kaip tankiai apgyvendinta šalis. Nu tai taip, bet Ar gali nueiti į nepalyginsi. mišką pašikti ar ne, pavyzdžiui, tau pasako. Tai Nes žodžiu, jeigu tankiai apgyvendinta, tu niekur negali paeiti privatumo nulį. taip, bet, nu žodžiu, Lietuvoje mažai labai gyvena. Nu, Žmonių. yra vietos, reiškia. Jau dar mačiau lygina su Olandija. Olandija yra 2/3 ploto, kiek Lietuvoje, o gyventojų 17 lemų. Tai turbūt ten daugiau miestų. Nežinau, skaičiais gal reiktų skaičiuoti. Nu, tai Bet pas mus dar galim priimti žmonių. tai va, Pilna. aš tą pradėjau galvoti, kad Lietuva galėtų čia koks 10 lemų laisvai gyventi. Mm. Mes čia būtume didelė valstybė. Mes čia, Būtume jėga. nu, galingi būtume, mes čia pirktume tankų. Prisikviestume pigios darbo jėgos ir valdytume visą tą pigią darbo jėgą. Visi vadybininkai būtume. Tu man batus užveš. Būtų. Mm. Jau ir taip tie boltai yra toksai išpizdėjimas, kur Man tai ir grinai, atveža maistą tau. man tai grinai yra rasizmas, aš tai uždaryčiau iš vis tą boltą. Man tai yra šlykštų. Aš važiuoju ir, pavyzdžiui, su mašina ir man šlykštų. Nes yra žmogus iš užsienio kitos odos spalvos ir jisai atlieka tokį vos nevergo darbą. Ir tipo šiais laikais mes įteisinam vergovę, nuduokit žmogui normalų darbą, jį apmokinkit, kad jisai galėtų irgi dirbti programuotojai, pavyzdžiui. Tik kiek tu laiko tu jį bandysi apmokinti? Kiek Kalbą išmokti metai, 2. Paskui Per kiek tu kalbą programuoti išmokai? išmokti. Per kiek tu kalbą išmokai? Aš, Nu, ką žinau. 2 metai, maks. Ir jau šneki lietuviškai. Per kiek laiko išmokai programuoti? Nu, universitete 4 metus mokinausi. Ir kiek iš jo buvo naudingo laiko praleisti? Kokie metai, tada dar reikėjo biškių praktikų ir tada, nu, 2 metai. Tai koks tau verslas investuos į žmogų į 3 metus, kad jis apsimokintų, Tai gali padaryti greitą programą. tai jie ir taip atvažiuoja 2 metam ir Jie išvažiuoja. angliškai šneka, jiems net lietuvių gal nereikia. Jie pusę metų pabūna, kiti pisa į Vokietiją jaučia atsibodai. Tai jeigu jie čia galėtų programeriais dirbti, jie nevažiuotų į tą Vokietiją. Jeigu jie programeriais galėtų dirbti, tai jie grįžtų greičiau dar, man atrodo. Nes nuo to programavimo jie būtų tokie, jau man čia. Tipo tik lietuvis gali pakelt programavimą.
Nežinau, turi būti tam tikros sodos spalvos, man atrodo, kai Ai. galėtum pakelt programavimą. Ai, nu, wow, liūdai, aš nežinau, kad mes... Aš tokie nežinau, ar kie- mes tai dėsimintikai iš visų. Aš nežinau, ar mes tokie programeriai, tokie kiek. Mes taip prisišnekėsim. Kaip tas, Nu, čia tokia slidi tas komikas, kur kalbėjo apie mažus žmogeliukus. Mm. Nu, čia tokia slidi tema, žinai, bet ką žinau, gal žmonės... Matai, Gal čia yra- žmonės mūsų supras. Tu suprat. Bet šiaip yra tos temas, apie kurias negali šnekėti, bet yra daug ką pasakyti. Labai jo. Tu prasme, tai tu tik duok pašnekėti, žinai, progą ir pašnekėsim. A, tai gerai, galim dar apie tą Odisėją. Tai aš vienu žodžiu rekomenduoju visiems. Man Geras. patiko. Tas labai jaučiasi, kad nėra CGI. Labai Jo. didelis realizmas. Toks, nu, tu žiūri filmą, aš kine žiūrėjau, aišku. Ir labai realizmas Ai, jau didžiulis. buvo kine? Ir tikrai verta, žinok, aš manau, nes kažkaip tikrai tie laivai, ten yra, pavyzdžiui, nu, sukūrys, čia tiesiog ar kažkokie tie padarai visokie labai tikroviškai atrodo. Žinai. Net gal kaip... Tai ką jie lėlės ten buvo, jeigu ne. Vat viską aš kaip ir supratau, plius minus kaip padarė, bet buvo toksai milžinas vienas, kurio nesupratau, nes jis nepanašus į žmogų. Jis neprengtas kaip žmogus. Bet gal ten kažkokis pasidarė robotą didžiulį už kokius 50 milijonų, aš nežinau. Kodėl galvoju, kad robotą tai kainuoja padaryti? Nes labai didelis ir tikroviškas buvo toks vienas robotas. Arba ne. Mhm. Bet tada Ten- skaičiau aš graikų, žinai, biški grįžęs istorijas ir labai iš nokio žiaurios yra. Ta prasme, tos graikų, aš žinau, ten brolių grimų žiaurios panašiai, bet tarkim yra vienas toksai veikėjas, kuris, kad galėtų su laivais išplaukti, paukojo savo dukrą. Nu, Mhm. dievam, žinai, padarė. Ir tada jisai grįžo iš kelionės ir tada žmona jį užmušė. Jį Jie žmonės. atkeršio. Taip nebūna. Nu, būna, ta prasme, jisai Tai koks paukojo. atkeršio? Tai paukoji, tai tu čia geriem tikslam. Tai kad į karą jisai galėtų išplaukti. Taip. Tai žmona supyko, nes jos dukra irgi buvo, supranti. Jisai, Nu, nu, jisai užmušė dukrą. Tais laikais moteris neturėjo žodžio. Kas čia? Turėjo. Kas čia per Nuo nesąmonė? kokios tautos priklauso, apie ką čia šnekė. Eik, Aišku, taigi balsuotis ten Ko? 1800 kažkada. Graikijai ten visai kitai buvo. Vienu žodžiu, nes esmė, kad, Vapšin jaučiu negalėjau balsuoti. bet jos irgi buvo kietos ir galėtų būti karalienė ilgą laiką be vyro ir panašiai. Bet esmė, kad jinai užmušė vyrą, ta moteris, ir tada jinai gyvena ramiai su meilužiu, bet tada sūnus jų užmušė motiną ir meilužį. Susekė. Nu, daug žudėsi šeimoje. Ir paskui tą sūnų vos ne, tipo, kaip teismą jam padarė ir buvo vos ne pirmas teismas ir sukurtas, sugalvotas. Nes jau ant tiek blogai buvo. Ne, nesąmonė. Čia graikų nesąmonės. Kas buvo anksčiau graikai? Arba, Jėzus Kristus. arba ten, pavyzdžiui, paskui toks yra aфиgenas herojus, kuris labai kietai varė, ten daug pasiekė ir kaip jis mirė, niekam nereikalingas prie savo tipo valties, su kuria tenais tipo jisai keliavo. Apsišikęs valti savo. Ir ten, sakau, ten labai kietas istorijas. Aš manau, kad dar gal filmų sukurs apie tos graikų mitus visokius. Nes tikrai daug yra kietų istorijų, žiaurių tokių. Mm. Tai va, Ai, mes praeitą kartą gal kalbėjom apie tą A Night of the Seven Kingdoms. nu, filmas, serialas. Jo. Tai ten irgi tas ale herojus, bet jį ten taip iš tokios paprastos pusės vis parodo, tai taip juokingai. Kuris ten šika po medžiu. Ai, man tai nepatinka. Nepažiūrėjau. Nu, kam rodyti? Nu, bet Tai gal mums reiktų, žinai ką, kad būtų populiari šitą laidą, gal reikia tiesiog pašik pradžią ant scenos ir tada pradedam laidą, nes ten irgi taip visai. Man atrodo, pirma scena buvo serialo, kai jisai šika. gal. Ir tada, tipo, mane turi užkabinti. Ne, pati pirma scena kaip kasa po žemę tą senuką. Bet jis neužilgo ir šiko paskaitina. Nu, tai žmogus ir pašiktino. Bet tai sužmogina tave. Nes būna visi tie superherojai. Jie nešika, tipo. Taip. Tokie jie tipo kietesni už tave. Mm. Tu turi virškint maistą ir jį pašalint per išangę, o jie niekad savo triko net nėra nusimovę, įsivaizduoji? Ai, man čia toks irgi, toksai, matai, man labiau toks dėl šoko faktoriaus padarė, kad, tipo, tavo, tipo, sudomintų čia kažką ir tie.
Nu, nežinau, man tai gerai. Ten dar didesnis realistiškumas, nes ten nieko nesimato. Realiai visas serialas juodas. Man tai geriau realistiškumas būtų, kad atrodytų, kad tam herojui sunku ryte keltis. Va, didžiausias realizmas būtų. Sunku ryte keltis. Bet Nenori į darbą, pavyzdžiui, arba kas tau ten gali būti sunku po medžiu, tu guli, grynas oras, paukšteliai kažką sučilba ir prikelia. Labai natūraliai. O mes čia nuo kažkokio suknisto žadintuvo. nenatūraliai keliamės. Jo, Mes keliamės visiškai nenatūraliai. taip, Taip kaip reikia. taip kaip reikia. O ne kaip Taip kaip norim. Dievas norėjo. O ne taip kaip norim. Žiauriai nenatūralu. Tie žadintuvai tai baisus išmislas. Kodėl mes turim atsikelti ir į darbą laiku ateiti? Kodėl negali kada nori? Nes tikriausiai niekad neteitum. Tikriausiai jo. Tikriausiai niekad. Šiandien ne. Mm. Po savaitės ne. Bet ta tinginystė užkrečiama, pavyzdžiui, aš turėjau kokias 2-3 savaitės tokias ramesnės ir taip aptingau ir dabar reikia dalykus veikti ir taip tingis pradėti veikti, žinai. Jo, įsivaizduoju, kai išeisi į pensiją. Nu, ant tiek Po lengva. biškį tingsti ir į kapus. Tai va tas tingėjimas yra biškai kaip liga ir reikia jos atsisakyti, dėl to reikia per prievartą, kad kartais jaučiu dalykus daryti. Nu, galimai. Čia jau linkstami Pavyzdžiui, filosofija. reiktų sportuoti. Tai aš galvojau, kaip aš sportuosiu. Ir Per tris vis dar savaites. galvoju tiesiog. Ne, čia jau reikia kažkam duoti pinigų ir viskas. Nu, tipo, tada iš to, kad tu moki pinigus, atsiranda vidinė motyvacija. Nu taip. Jo, šiaip, tada tu kažkaip keista, bet taip. Nes aš į baseiną lankau. Ir moki pinigus. Taip. Ir tave tenais varo, varyk. Jo, man šiaip belia kaip susiknisau nugarą. Man būdavo vis paplaukiai ir toks, kaip kurią dieną uždegimas čia nugaros kaklo. Ir tada dar kėliau vaiką taip, kas šiaip nėra labai gerai. Ir kai sudavė man į tą nugarą, aš vos begalėjau Bet turi kažkokį treneriuką, kuris kietas. Ai, toks visai linksmas, visai geras, tai ne. Nu, Udra, mano Udra, šiandieną plauksim. Bet man skauda, žinokit, aš Liudai, pasakyti, Tu kad mano nebenoriu. saulelė esi. Tu, kas mano saulelė? Tu mano saulelė. Kas čia tavo šipsenėlė, ką? Paskutinį Kažkas- kartą šiandien, aš nebeteisiu daugiau. Kas plaukia kaip mažas karasiukas? Kas mano karasiukas? Kas aš. mano karasiukas? Kas Aš. guminukas, liekiukas, tau prašau. Kas šiandien koks nuplauks rūgštus. pirmyn atgal? Aš. Kas? Tai liudai, Bet aš noriu pasakyti jums, tu plauk. aš Tu plauk kaip angelas. gerai plaukiu. Plauk. Bet treneri, Taip. aš, Aš už tave sirgsiu. man skauda nugarą. Nes tu sumokėjai už valandą ir aš sirgsiu už tave. Aš būsiu tavo sirgalius, privatus, kai tu plauksi, gerai? Gerai, aš tuoj. Bet aš turiu pasakyti. Aš nebegaliu plaukti. Tu gali. Man skauda. Ir ko mes negalim? Pavyzdžiui, aš negaliu šokolado gal valgyti, bet tai kas iš to? Aš vis tiek valgau, koks liudai. Aš jau kankinuos visą mėnesį. Gal, pavyzdžiui, negalima važiuoti zuikiu autobusu, bet kažkas vis tiek važiuoja. Gal, bet jūs bet nesuprantat, kas? jūs nenorit manęs išklausyti. Išlaisvink savo protą. Aš noriu atsisakyti. Tu- Atsisakyti mokėti jums pinigus. Bet tai kaip tu atsisakai? Ką aš tada darysiu tą valandą be tavęs? Be savo ūdros. Ūdra. Nusipirki valandai geriausią draugą, va. Galvoju, nebuvo per kažkokį filmą, kur tipo. Ai, serialas, kur ateina atsisakyti savo narystės. Ir kalbina vėl, tipo, lankyti. Sako, tu turi atsisakyti, jis grįžta. Tai nuo pirmadienio pradedu sportuoti. Ir ten, nežinau, be galo, be Bet krašto. tie treneriukai, kurie būna tokie, užsihypinę tokie, ateina ir jie, jaučiu, motyvuoja. Nežinau. O tai tavo treneris tave motyvuoja. Nebaisi, taip paprastai. Sėdi rūko jisai, tu plaukysi. Taip, akojam malą. Prie baseino krašto. Kojas mirko. Ne. Duoda pratimus.
parodo, kaip daryti, nu, darai. Bet jo, susiknisau nugarą. Ir toks dabar buvo registracija. Šiaip patekti į baseino treniruotės yra kažkas tokio. Tai gal eik į prastesnį baseiną. Ta prasme. Tai tiesiog Kaune nėra daug baseinų. Taigi Ir realiai buvo dabar atidavę registraciją. Treneriukas parašė žinutę, sako, per šiandien susitvarkot. Kažkas man ten neveikė biškį. Po 3 valandų prisijungi, žiūriu, 5 vietos iš 12. Šiaip netaip ten pavyko. Kažkas sistemai buvo užlūžę. Prisireginau. Draugelis, kuris irgi lankė. Sakau, nu, užsireginai kitą dieną. Įsijungė tuščia jau. Bet tai tinginys tavo draugelis. Per dieną, ta prasme. Bet tai yra tokių dalykų, kur mažai vietų ir daug žmonių nori. Nu tai va, apie tą kalbu, kad baseinė. Bet jeigu tu nori, tu spėjai dažniausiai. Ką žinau, per dieną. Čia Ne, beveik tai kaip tu- su... O tai tu nesi buvęs, kur būna, pavyzdžiui, bilietai ar kažkas, kur tu vos ne per 15 minučių turi nusipirkti, nes paskui prapuls. Nu, būna čia tos koncertus, kur mažas mergaitės išperka viską ten. Nu, Nes labai hyped. bet Tu klausai muzikos? jo. Yra grupė, į kurią norėtum koncertą nuvaryti. Yra kažkoks toks vyrukas, kurio vardo neatsimenu, šiaip jo kelios dainos labai kažkaip patiko. Jei reklamuotų, tai net ir nežinočiau, nes vardo nežinau. Ne, netyčia kažkaip atradau, tiesiog klausiau ant to vyklį ir paspaudžiau, nes to daina man patiko. Ir paskui paklausiau daugiau jo dainų ir dar patiko kelios. Tai gal va tokį, kokį naičiau, iš kurio 4-5 dainos patinka, bet šiaip tai ir nebrangiai eičiau. Eičiau tenais, kur... Kur papigė. Nes aš nežinau, kiek tie bilietai kainuoja, bet mano biškai absurdas ten kažkaip 100 mokėtų. Gal tipo zaibys kitiems, bet man tai nežinau. Atsisveikint su pinigais. Ką žinau dabar, 5 eurų kainavo, kai Monika liuojam. Apkiam kažkeli. Tai Ir- šiaip daug. Ir geriau už kiną, geriau už dar kažkokias pramogas. Ne, aš tai jau dėl žmonos. Tai galėjai neit, sutaupytum 10 eurų. Nu tai kaip eisi koncertą vienas? O tai jinai draugė kokią pasikvies galėjo. Gal ir galėjo geriau, būčiau pačilinęs. Duota pažaidęs būti. Kažką tiesiog. Duota. Jo, šiaip koncertai tai daug kainuoja. Bet aš nežinau, man tai nelabai yra, kur aš noriu. Nu, tipo, nelabai aš klausau ir man Nu, turi nėra, kad labai taip jau patirt. super duper būtų gerai, kad jau čia norėčiau. Nu, aš šitą netyčia koncertą. kažkaip pamatyčiau ir kažkaip Nu, dar galvočiau. Jessica Shine, nu šiaip ir taip, bet jau vieną kartą buvom, tai toks Blem, aš net nežinau, nebeprikūrė tų naujų aš net dainų nežinau kaip tokių. ta Jessica Shai atrodo. Nu, ką žinau, čia man tau papasakot. Ne, bet aš turiu galvoj, kad aš ten tiek nesidomiu muziką, kad aš nežinau kaip dainininkai, kaip kurie atrodo. O Cicina. Atsimenu, aš to senus tai atsimenu. Va dabar Seniau buvo jų buvo Mėlynio mažai. festivalį ir buvo Cicinas. Nu, ir jėga. Blemba, šiaip geras balsas jo. Matai, kas yra, seniau jų gal buvo mažai. Seniau būdavo sunku būti žvaigždė. O dabar, man atrodo, tų dainininkų ten belenkie. Ką, sunku. Belenkie. O lelekų pytės. Bet dabar Apie tu nieką pažiūrėk. visiškai. Dabar vėl išlindo iš niekur. Vėl jinai. tipo, Jo, populiari. bet ne apie senus, aš apie tos naujus šneku, kad vyksta, pavyzdžiui, kažkokia miesto šventė, festivalis, koncertas ir aš pamatau vis naujus ir jie visai gerai varo, bet jų daug yra. Nu dabar tai jau jo. Dabar jau visai kitas lygis. Mhm. Nes, ką žinau, išlavėjo žmonių skonį. Nu ir šiaip dabar ta kokybė geresnė, nes seniau tai žmonės darė kaip mokėjo, o dabar tu gali išmokti dainuoti, išmokti tą muziką, kur ir jaučiu, yra, nu, labai išmokti viską galim šiais laikais. Nu jo, ta senoji estrada tokia labiau kaimietiška, sakyčiau. Bet šiais laikais daug kas yra, pavyzdžiui, ir dėl to kartais verta yra kritiškai žiūrėti, kai būna knyga parašyta labai senai, ar tenai žmogus protingesnis už tave rašė. O, aš daug senų knygų dabar skaičiau, atrodo. Ir toks atrodo, už ką jūs čia ją mėgot, mėgstat ir, nežinau, vertinat. Pavyzdžiui, Meistras ir Margarita. Ai, man kažkaip, Nu, kai aš buvau studentas, patiko. Niekaip nesuprantu, kas ten tokio ypatingo, kuri vieta. Surrealizmas tikriausiai. tenais. Nu, čia kažkas ypatingo. Bet ten visai geras balansas to surrealizmo, kitur būna arba pasaka, Man arba visa realus ta pasaulis. atmosfera kažkokia baisi ten tos Tai jinai knygos. ir yra. tokia. Nes
Aš ją skaičiau praeitą vasarą, man atrodo. Nu, Ir man flashbackai buvo čia nesenai. Nes aš ją važiuodavau su dviračiu ir per ausinės klausydavau. Ir dabar važiavau su dviračiu, toks ta pati baisi atmosfera kažkokia, atrodo, patenki vėl atgal. Tais pačiais keliais grįžai į tą nesąmonę, į tos baisius katinus kažkokius, nežinau. Man ten, nežinau, visą tą knygą nepadėjo. Tokia. Geriau būčiau neskaitęs. nu, tavo tokia jautri labai yra pasąmonė. Gal. Tokia. Tokia biški kas ir viskas. Nežinau, bet, pavyzdžiui, 1984, tai 100 kartų geresnė knyga. Nu, nes ten protinga labai knyga. Nu. Ir ten dar daugiau tokio mindfucko, kur tave visi stebi ir ten... Šiaip Tomas Sawyeris labai gera knyga. Ai, ten neįmanoma klausyti. Ta Kodėl? savo senąją anglų kalbą parašyta. Ką? Ne. Kas 10 žodį supratau. Aš skaičiau popierinę kalbą anglų Tai gal kalba, kažkokį normaliai. naujesnį leidimą. Bet ten žiauriai gera, va tenais tas visoks rasizmas yra ir panašiai. Ai, nedaskaičiau aš iki rasizmo. Tiesiog ten mažas vaikas kažką prisidirba ir ten... Turim tiesiog tai kažką. blogas Tu vaikas. nebuvai, tai ir ne, yra ten tokia viena vieta. Ai, nežinau, galėsiu užblurint, bet panašiai. Užblurint tavo žodžius. Vienu žodžiu, jisai, kadangi buvo iš geresnės šeimos, jisai turėjo negrą. Ir jie keliaudavo su to negru ir jisai bijodavo, kad to negro nepavogtų. Tai jis vieną kartą paėmė ir jį nudažė žaliai. Aš nedaskaičiau iki ten. Bet čia vienintelė juokinga vieta. Ne, yra daugiau, bet ten apie skemus visokius nu, šiaip tikrai verta. Nu jo, jisai skemino kažką arba priverčia kitą vaiką užsimanyti jo kažkokios nesąmonės ten. Ir Ne, tada aš žinai, parduoda. gal sumažinti tos reikalavimus kažkokius tos. Ir taip pažiūri knygą ir tiesiog chill ir skaitai ir Aš viskas. jaučiu galvos ne originalą ten skaičiau, tai tą senąją anglų kalbą visiškai neįmanoma buvo suprasti. Tai jo, bet jeigu kažkokią adaptaciją, gal ir trumpesnė, tai gal ir paskaityti verta būtų. Ai, žinai. Bet man ten tokia vaikiška, kaip Tai tu mažai tipo- princą skaityti, O tai tu ten skaitai, kad kažkokią madinga? romantiką ten ieškoti. O tu skaitai, kad madinga? Ką? Skaitai todėl, kad madinga? Kam tu Madinga skaitai? skaityti? Nu kam tu skaitai? Nežinau, man labiau tas, kad būdavo, sako žmonės, protingesnis būsi, kad skaitys. Tai tu Ir aš tada skaičiau visokias fantastikas ir supratau, kad protingesnis. nieko čia neveikia tai. Kur plečia žodyną. Kiek tau žodžių reikia, kad susikalbėtum su žmogum? Eikt, nežinau. Keistai man. Bet skaičiau, pavyzdžiui, labai įdomią knygą, kodėl vienos valstybės turtėja, o kitos skursta. Nes Ir ten būdavo- turtingesni turtėja, vargšai vargėja. Sudėtinės palūkanos, bičiuli. Ne, esmė tai ten labai paprasta. Kad jeigu yra nekorumpuotas valdymo aparatas, tai visas turtas pasiskirsto tarp žmonių ir visi turtėja. O jeigu būna korumpuota, tai visi net nenori stengtis. Nes jeigu tu stengies, tu daugiau uždirbi, kažkas iš tavęs pavagia. Ir tu net būni taikinys, jeigu tu daugiau uždirbi. Visai, bet aš čia taip ir jaučiuosi. Tai jauties kaip taikinys lietuviškam Nežinau, kapitalizmui. atrodo, kuo daugiau dirbsi, tuo daugiau iš tavęs pinigų paims, bet ar tau reikia tiek dirbti? Ne, tai Lietuvoje tai normaliai. Tu, jeigu labai stengsies, tai tu turėsi viską. Turėsi Gerai, namą. tai prie ko čia knygos dabar? Nu tai grįžtant prie to, kad va tokia knyga, kuri kažką analizuoja, kažką moksliško, kažką protingo kalba, tai tu ją paskaitai, kažką sužinai, praplėtė akiratį ir išmoksti. Bet tai negeriau O YouTube fantastika? video pažiūrėt. O fantastika kažkokią skaitai ir ką tu ten? Fantazija lavini. Tavo protas pasidaro neįkalintas nuobodaus pasaulio. Tu fantastiką Filmą gali pažiūrėti. Ne, bet tu supranti, tu mintyse pradedi įsivaizduoti tuos pasaulius, tuos veidus, tuos keliones ir tavo protas, gebėjimas įsivaizduoti ir mąstyti. Tai tu dėl to skaitai? Ne, Pas bet tave knyga tai prasiplėstų? lavina, nes tas žmogus, kur neskaito, tas toksai bum bum, jisai mato tik žingsnį į priekį gali sugalvoti. Pavyzdžiui,
Aš nueisiu parduotuvę nusipirkti maistą, bet tas, kur daug skaito, jisai pradeda galvoja, matyt, kokį maistą pirks. Pavyzdžiui, tenais pomidorus ar agurkus pirks. Ir jisai mato dar ateitį, kaip jisai Aš kaip tik galvoju, žmonės per daug mąsto ir tai jiems sukelia daug problemų. Ne, bet man atrodo, Jei tu non-stop mastai, tu apsikrauni bereikalingą informaciją, kada tu esi kažką protingo išmastęs. Ką? Kasdieną. Kasdieną, ne? Kasdien. Genialios Nobelio premijos Dažniausiai laureato idėjos. Kaip sutaupyti laiko, pavyzdžiui, ar kažką. Ką tu su tuo laiku paskui dirbi? Kas? Su Nu, pavyzdžiui, žiūrėk, aš papasakosiu, ant kiek aš protingas buvau. Aš turiu daug salotų ir jos laukia auga. Ir aš taip pagalvojau, kad aš valgyti norėsiu 6. Tai aš nuėjau 4, prisipjoviau tų salotų, nusiploviau jas, sudėjau tokį didelį bliūdą ir padėjau džiovint, kad jos ant 6 valandos man išdžiūtų ir aš galėčiau jas valgyti. Ant kiek protingas, aš įsivaizduoju, liūdai. Sutaupiau laiką. Aš pats protingiausias žmogus pasaulyje. Aha, Aš nuėjau saldainę, aha. aš jį išsilupau, aš nevalgiau su popierėliu. Šaunuolis, Antonuk, šaunuolis. Tai kas čia geriausias mūsų vaikas yra? Aš nuėjau ant puoduko. Ir nusimovi kelnes. Taip. Ir Šaunuolis. nusimojau trisikėlius, atsisėdau ir pakakojau. Šaunuolis. Kas čia protingas? Kas? Aš labai protingas Taip. vaikas. Taip, tu mūsų protais mūsų viltis, kad iš jo šeimos kažkas pagaliau išauks. Aš noriu jogurtą. Tai Aš eisiu atsiplėšiu. atsiplėš, nevalgyk su popieriukais. Ne. Pasimsiu šaukštelį Nes dėl... ir valgysiu jogurtą. Nes kas buvo, kai buvo tėtis girtas ir kvailas? Prisidarė vaikų. Jo, ir ne tik, jisai bandė atsidaryti butelį su dantim ir dėl ko pas tėtį trūksta kelių dantų. Nes ėjo paskui muštis. Taip. Tėtis Ir yra... dėja jis prastai muštas. Tai tu dabar negeri ir tu niekad negersi. Tai aš dar per mažas. Taip, tu skaitysi Aš knygas. labai protingas. Taip. Taip. Tu galvoji, tavo vaikas už tave geresnis bus irgi? Būtų gerai. Ar kaip tik būtų lievai, žinai, tipo. Ai, blemai, jis geriau programino. Kodėl čia tau taip sekasi? Kažkaip per daug uždirbi. Paskui čia. Wow, Kas į pagalius į ratus. Wow, per gražią žmoną čia ryškiai. Wow, pažiūrėk motiną arba. Kur bandai toks? Ne. Nauja mašina, nepirk. Savivertę bandai numušti. Pirk seną mašiną, kaip... Čia jūs čia neišlaidavokit čia. Elgtis protingai. Ne, aišku, noris, kad gerai būtų. Nu jo. Bet kaip paskui susišvies, nežinau. Sėdi senas ir pavydį. O, būčiau jaunas dabar čia, o kaip dukra čia, o, tam čia galėčiau, o, čia kažką. Keista šiaip tema būtų. O tu, pavyzdžiui, nebūna pagalvoji, kad vat, jaunystėje galėjau taip pasielgti. Ai, labai aš nelabai daug keliauju į praeitį. Man dar dabar gerai. Toks, jei būčiau kokioj, nežinau, skiliai išrudinoju ir viskas Tada blogai galvotum. sektųsi, gal ir grįžinėčiau. Galėjau tą pakeisti, tą pakeisti. Jo, nelabai užsimu dalykais tokiais mąstymais. Sakau, tie mąstymai tik nuveda tave ten kažkur į neproduktyvius dalykus ir mąstymas pats iš savęs tau jėgas atima. Bet tau neateina kartais per tą mąstymą genialių minčių. Ai, labai retai. Bajeris gal koks ateina, nebent. Kas šiaip nėra blogai. Nu, aš, pavyzdžiui, irgi galvojau ir man tie geniali mintis, kad pas mane jau kažkokie augalai paaugo ir jau jie išnaudoja žemę, bet galėčiau dar kažką pasisodinti ir dar liko 1,5 mėnesio vasarą, gal dar kažkas užaugtų. Kaip tau šitą vasarą šiandien? Man Nuo pavyzdžių lyja, Ai, žinok, man patinka, kai lyja nereikia laisti daržą. bet jau nelyja, neauga niekas, nes šlapia, pradeda Auga, pult. žinok, kai palyja, tai viskas ir paauga. Nu, jeigu pašyla, bet jei nepašyla, tai neauga. Visaip, žinok, viskas biškiai Jei auga. gerai pašyla, tada auga, aišku, bet vien nuo Tu lietaus. palai nieko šūkė nebus. tenais, ar ne? Ką? Tu pats iššūkė? Kaip tai šūkė? Nuskuodo tenais.
Nu, tėvai visada augindavo dalykų, tai biškai išmanau. Išmanai? Taip. Nu, gerai. Reikėdavo, kai buvau mažas vaikas, ravėti daržus. Aš irgi nemėgdavau, Man pasakydavo, šito eilėje agurkai, agurkas va taip atrodo, o visą kitą reikia išpešti. bet išugdė, žinai ką, kažkokią kantrybę, pavyzdžiui, tu nepasiduodi. Tu vis tiek visas lysvį išravi, tu nepasiduodi. Ir tu darai tau, Mano kas brolis nepatinka. pasiduodavo. O tai kas jam nebūdavo, kad jam? Nežinau, kažkiek versdavo, žinai, bet nu, su saiku versdavo. Bet man atrodo tokia vat Man motyvacija, labiausiai kad kantrybę nepasiduodi. išugdydavo, nuvažiuoju į kaimą, jau noriu belė kaip namo, sakai mamai varom namo, jinai 5 minutės. Praeina 5 minutės, tai gal jau varom. 5 minutės. Varom. Po 5 minučių, tai 5 minutės. Varom. Po 2-3 valandų jau, nežinau, čia psichika yra tikriausiai kažkiek pasėdus. Bet dabar aš labai kantrus žmogus. Kažką mano vidui palaužė, aš jaučiu tikrai. Šitą žiauriai prisimenu. Nes aš Į manau, kad kokį supistą nuvažiuoju. mūsų va ta, vat, tarkim, nu, nežinau, tu gal irgi kaip mes iš tos pačios kartos, tai kantrybės tokios turi ir nepasiduot. Aš kažkaip nujaučiu, šiais laikais žmonės greičiau pasiduoda. Taip, aš šitą podcastą darysiu, iki kol mes populiarūs bus. Nežinau, ar tu darysi, jei tu nebedarysi, tai aš nebedarysiu, bet Tai tu galėsi vienas būti, 3 protingi vyrai. Ir tada vienas. ieškau 2 laisvų. Dar yra 2 laisvas kėdės. Mm. Šiaip galėtume čia 3 kėdę turėti. Arba galėtume iš vis tokią daryti biški, žinai, šizą. Sakyčiau, žinai, mačiau Odisėją ir čia. Ja, aš irgi mačiau. Aha, fainas filmas. Ja, fainas filmas, labai patiko. Maladės, aš irgi duok 5. Ja, 5, o. Aš tai buvau, man nepatiko, aš 4 protingas vyras. Ten labai daug nesąmonių. Ten buvo bičiukas su nusipjautais papais. Kas Tai čia yra jis leido? bičiukas. Kas čia leido nepilnametį? Kokį nepamanėt? Ei, klauk. Nu. Ir galėtume turėti 10. Kaip papet master. 10 galėtume turėti dalyvių. Visi su savo charakteriais, su Taip. savo bėdom, su savo gyvenimais ir Išvien. darbais. Ir problemom. Taip. Jiem gal nedaugiau problemų būtų negu mum. Oi, būtų apie ką pakalbėti. Jo, manau, turim kantrybės. Nu. Atkaklumo. Gera karta. Nu. Dabar nauja karta. Šiaip gerą tokį memą skaičiau. Sako, man 31, bet aš jaučiuosi kaip 21. Bet kai pašneku su 21 metų tipo žmogum, suprantu, kad man 31 jau. Nes tas jaunimas tikrai yra kažkoks. Jo. Nu, matai, irgi toksai optimistinis, gal labai gerom sąlygom auga tokie, žinai, tokie link, nu, naivus gal biškinė. Šiaip visok to jaunimo. Daug netenka susidurti. Bet Šiaip aš turėjau su mokiniais reikalų, tai atrodo normalus visi. daug nors. Jo, nu, to prasme, toks primena kaip pas mus. Tai gal yra, kad kompleksų kaip kurie turi stipresnių. Pas Jo. mus kažkaip būdavo, kad visi daro, nori, nenori, o dabar taip yra kažkaip su tais vaikais, kad turi tokių stipresnių baimių kažkokių. Ai, kaip tik vakar buvau dar įsijungęs tą 1000-mečio vaikai, ten Nu. 8-tokai buvo. Šiaip juokinga man būna žiūrėti. Ypač bernai būna tokie juokingi, kurie, kol iš šūlės neišeina, jie tokie kaip robotukai būna visi. Be emocijų tie veidai, tokie visi išsigandę. Tai jie televizijai gal bijo. Nu, šiaip visi ten dažniausiai. Gal jie tokie bijo, būna. kad juos žiūrės visas pasaulis. Visas pasaulis, eik, 10 valandą ryto O tu atsikeli ir nebijotum, žiūri kaip LRT. vaikas būtum. Suaugę bijo ant scenos užlipti ar kažkurį laidą. Aš nesakau, kad aš nebijodavau, Nu, bet tiesiog kažkaip juokinga, kad tai jie ir tokie gal. tokie jie būna robotukai tokie dar labai, Mhm. visai funny. Nu ir toks, jie ten vienas su kitu varžėsi ir toks paskui reikėjo paspausti rankoje. Paspaudė. Mhm.
Mhm. Tokie. Labas. Labas. Žiūrėjai vakar tą filmą naują? Jo, žiūrėjau. Mhm. Nu, Padarai namų darbus? aišku padariau. Mhm. Tau reiktų nueiti į kačelkę biškį. Manai? Nu, man 16 ir tu pažiūrėk, kaip aš atrodo. Kaip piemuo. Nu, tu. 6-7. Haha. 6-7. Tu geriausias mano draugelis. Nu, 6-7. nu, bet biškį, bičias rimtai galėtum eiti biškį pasportuoti. Tu sportuot pradėjai? Aišku. Čia su kuo? Ką? Susiradai kitą draugą? Ne, aš nuėjau į kačelkę. Nebijai, kad nebeauksi. Ką? Hmm? Kaip nebeauks nuo kačelkės? Kai Kaip tik spaudi- raunį Kai savo. spaudi labai, tada nebeaugi. Kas po? Suspaust tau stuburą nebeauksi. Tapras. Man mama neleidžia. O, siaubi. Aš jau taip nedidelis. Tai ta, kad tie tėvai tau nieko iš vis neleidžia. Leidžias knygos skaityti. Aš plečiu savo vidinę akiratį. Man taip sakė, kad labai lavėja žodynas. Aš svajoju, kada mes galime kokiais paspirtukais pralėkti. Varom su boltu. Paspirtuku. Koks ta nuomonė. Simišalma. Nu, bet irgi būna gal. Gal įvairūs jie būna. Šiaip būna, kad sakau, kiti Nes- vat ir sportuoja, ir aktyvūs. Tos panas Marijampolė abejojo, ar ten taip šnega. Kas? Nematyk, kur Marijampolė ten uždaužė laiko. Ai, tai vyrai visokie visą laiką buvo tų šlikščių laikų. Nu jo, bet ten kaimas, ką žinau. Nu, matai, kaime iš vis ten tų taisyklių nėra. Ten policijos net nėra, kaime. Jo, man Kaune kažkada čia buvo vakare, ten eini. Ir eina toks didelis vaikas, nu, jaunuolis. Čia ne iš tavo knygos, tos fantazijos kažkokios. Nu, tipo, eini jau vakare ir bandai pasilenkti vis toks švelniu balsu. Oi, atsiprašau. Ir aš toks. Aš galvoju, tu čia man gal į galvą pisė kažką. O ten, atsiprašau. Ant tiek va išauklėti miesto vaikai. Jaunuoliai. Bet tai mandagus gal. Tai. Aš galvoju, kad pisė galvą. Nes tamsu buvo. Oi, atsiprašau. Atsiprašau labai, mano rėmas buvo per didelis. Jūs toks susisportavęs. Atleiskit, buvo biški per didelis rėmas, aš susisvajojau, matot, vakar. Nieko. filmą Aš žiūrėjau. galvoju, kad jūs mane Gal- užmušėt. Žinot, aš turiu daug pinigų, gal 10 eurų biški padės. Ką čia 10, gal 50. Kas šis O, laikais tas 50 50? Atleidžiat man, ar atleidžiat? Nu, aš Nes atleisiu, aš tikriausiai krikščionis. negalėsiu miegoti, jeigu man atleisi, žinokit. Aš noriu būti didelis, bet aš su rėmu tiek problemų, žinokit, prisidarau, aš visur kliūnu. Tai jūs gal nebesportuokit? Bet aš noriu atrodyti gražiai. Ir matot, aš vis tiek išeinu pa žmonės pasivaikščiot ir aš einu tarp žmonių ir tas mano rėmas jis vis užkliūna. Tai jūs nekliūkit. Kaip? Bet aš užsisvajojau, aš stengiuosi būti budrus. Bet žinot, kai irgi daug knygų skaitau, tas protas kartais išplaukia. Ir aš Tai jūs dar įsivaizduoju. jūs knygą skaitot? Taip, Kada jūs turit laiko? Jaunuolį. Aš turiu daug, aš ant savęs dirbu. Jūs sportuojate ir klausot Ir ant savęs dirbu, taip. O, dieve. Pasikeičiam. Jo, įsivaizduoju, koks bus. Wow. Wow. Žmonėm tiesiog smegenis nesupras, kas Nebegaliu vyksta. Jie žiūrėt. apsikeitė savo. Niekas taip nedaro. Šiaip, Jokia šiaip laida. galvojau, labai kietai būtų sportuoji ir knygą klausai. Ta prasme, tobulini savo ir kūną ir protą. O tai tuo aš pačiu bandžiau metu. bėgioti ir klausyti, tai nepaina. Per daug kažkaip nieko negirdėjau. Neįsimeni informacijos. O jeigu kačelkiais svoris kilnu. Aš taučiu, kad vis tiek tu, jeigu Jo, gal sąžininkai kaip nori kilnuoti. Keli jo, galvoju, kaip čia man nesulūštų. Ne, nu jeigu tu labai jaučiu sąžininkai, tu vis tiek turėtum galvoti apie poziciją, apie formą ir panašiai, bet jeigu tu ten paimi belen kaip kilnuoju, tai gal žinai. Nu, bet, Nesvarbu. jo, galvočiau, bėgimo metu, kol dar turiu jėgų, gal kažkiek girdi. Ai, matai, irgi yra tų visokių vaizdas keičiasi. Arba per silpnas tu. Jaučiu, per silpnas tu tiesiog.
Bet tai tu, Per pavyzdžiui, silpnas tavo protas, kad sportuojant galėtų ir knygą klausyti. mums reiktų, žinai, kad tu turėtum knygą perklausyti, aš turėčiau apie knygą perskaityti ir mes tada pasilygintume, kuris geriau knygą suprato. Manau, same. Gal tas klausimas yra išmislas, nes tu klausai knygą, tipo, pagauni logiką, ta prasme, what the fuck. Kaip tu gali klausyti knygą? Nes ją kažkas perskaitė. Kas Tu tai? įrašo, klausais. Bet tai nėra vaikiška, kad tau kažkas seka knygą. Vaikystėje mama knygą ten skaitydavo, ar tėtis tau knygą skaito. O tau dabar kažkoks nepažįstamas senis skaito jausi knygą, tau nėra keista. Profesionalus aktorius koks nors būna. Bet tai tau nėra keista. Tu tipo, Ne. turėtum tą, ką turi matyti, tau eina per ausis. Vietoj to, kad tau eitų per akis, tau eina per ausis. Kaip tik labai nenatūralu yra skaityti. Nes tu kažkieno kažkokius tau sugalvotus reikia- hieroglifus reikia perskaityti smegenyse, pertransliuoti į žodžius, kai tau iškart žodžius gali sakyti ausis. Bet tau matai yra pat... Tau nereikia viso šito nesąmonės. Bet supranti, tu daryt. protingėjai tos simbolius suprasdamas. Eikt. Aišku. Tu juos vieną kartą supranti, bet juos iš principo yra gana sudėtinga suprasti tavo smegenim ir tu vargini savo smegenis. Aš tai lengvai skaitau. Nežinau, aš tai, kai reikia skaityti, tai aš gal gana greit pavargstu. O klausyti aš pusvalandį galiu valandą ir nepamest dėmesį. Ir realiai, jei aš neklausyčiau knygų, tai aš beveik nieko neperskaityčiau. Nes aš fiziškai... Tu turiu fizinę knygą. neskaitai, tu jas kažkaip klausai. Ir nežinau, ar galima sakyti, kad aš perskaičiau knygą, nes tu tipo, išklausiau knygą ir toks ką. Visiškai same. Ta pačia informacija gavai. Ką? Bet čia nėra natūralu. Klausyt knygą. Man atrodo, raštas pats iš savęs nėra. Klausyt natūralu. paveikslus, pavyzdžiui. Gal įdomu, paveikslą biškai paklausyti. Pažiūrėt muzikos. Pažiūrėt muzikos. Ai, kaip tik vat, tie visokie narkotikai yra, man atrodo, LSD, kur tau pradeda sąveikauti smegenų dalys, kurios šiaip nesąveikauja, tai tu realiai gali matyti muziką arba girdėti vaizdą. Nu, toksai gaunasi, kad tie pusrutuliai Girdėt tylą. labiau persipina, žinai, tipo. Čia kaip mama tavo dainai. Jau čia mes aukštom materijom. Taip, taip. Ne, bet čia ne LSD. O LSD, jo. psilocybin, ten tie grybukai. Taip, bet yra panašiai ten tie ekstazija, LSD. Nežinau, aš grybukai. nebandęs, aš bijau, kad aš negrįžčiau iš tripo. Pradėtum ir miške pasiklystum. Nežinau, ten prižiūri būna, bet šiaip man, nežinau, vis stipriai veikia. Pamatytum tą meistrą ir Margaritos Katiną, karočią. Mane stipriai veikia Tai dalykai. pradeda. Jo, jo. Aš vaikystėje pamenu, žiūrėdavau filmuką, tą Ghostbusters, kaip lietuviškai. Vaiduoklį medžiotojai. O įduoklių medžiot. Ir man paskui sapnuodavos. Įsivaizduoju. Ta prasme, filmuką. Pažiūrėjus. Bet man būna, aš pažiūriu, pavyzdžiui, va tą Odisėją ir aš jau sapnuoju biškai, kad Graikijai kartais. Šiaip fain. Nu, Aš nieko daug sapnuoju. Norėčiau gal daugiau sapnuoti. Šiaip smagu yra sapnuoti. Jeigu dar ryškiai. bet tai tu biškai vargšas, kad nesapnuoji, nes tu 8 valandas gyvenimo nieko nematai gauni. Nu jo, bet gal... Nu jo. Aš tai Atsijungi. sapnuoju. Man tai patinka. Šiaip yra ten tos technikos, kur gali rašyti žurnalą, atsikėlęs, tada, jo, nes kaip palei teoriją, tai mes visi sapnuojam, bet paskui būna tas miego ciklo fazė, per kurią tau ištrina iš atminties tavo sapnus. Bet jeigu tu vidury sapno atsibundi, tai tu jį iškart prisimeni, nes ta fazė būna neįvykus. Kiti per mažai miega kartais tiesiog. Man atrodo, reikia bent 8 valandas miegoti, kad... Ne, per kiekvieną tą miego ciklą būna REM fazė ir per tą REM Bet fazę vat- tau prasideda sapnavimas. Bet jeigu tu ten 6 miegi ir kiek, tai man atrodo, nieko, ne? Ne, miego ciklas trunka 1,5 valandą. Ir ten pirmas gal nėra labai gilus, bet antras būna jau ganėtinai gilus vidurnaktį. Šiaip paryčiais daug sapnų būna. Nu, Aš Prieš pabundant Aš dažniausiai. apskaitęs visai su sapnais, aš darydavau tą
sąmoningą sapnavimą, kaip Tai lucid ką tu dreaming. darysi, jeigu tu nieko nesapnuoji, ką tu padarysi? Nu, seniau daugiau sapnuodavau, dabar mažai. Bet yra tos technikos, kur gali atsibūsti sapne. O gal... Nu. Esi darę? Ne, man atrodo, nuobodu būtų. Ką žinau, šiaip visai kietai, tu tada gali belekas būti. Bet ar įdomu? Nu jo, Aš tai manau, kad kartais savo smagiau. filmą gali kur. Bet čia irgi yra panašiai kaip feedas. Tu toksai, nu, renkiesi, darai nuobodžius dalykus, bet tau random gali būti sapnai, supranti? Kai tu esi... Tai taip, bet tu Nekontroliuoji. prasideda tavo visą istoriją kažkokiam sapne. Tai nėra, kad ten visada Nu, ten aš pat, turėjęs viską tenais- tą patį. Aš turėjęs ten tų sapnų, kur aš ten pradedu viską valdyti, tipo, suprantu, kad sapnuoju. Ir nežinau, man jie kartais būna įspūdingesni, kai tu esi įkaitas istorijai, žinai. Sveikas, tu papuoliai į kontroliuojamą sapną. Tu gali daryti čia, ką nori. Ai, kontroliuojama. Taip, viskas kontroliuojama yra jūsų. Mano? Taip, Ah, jūs bandot atsibust, ponas. nu, Aš tavo pasąmonė, aš tau siūlau beribės galimybės. Galit panūčią prisistatyti. Drakonų. Eit pamedituot. Paskaityt knygą galit. žinai, ką nušauk mane. Su kuo? Įsitrauk pistoletą ir nušauk mane sapne. Neina jūsų nužudyti, nes jūs sapnuojate. Ah! Tau nėra buvę tokių sapnų, kad jie tokie ilgi, kad tu nori atsikelti jau. Aš kažkada sapnau, kad esu strigęs oro uoste, ten vos ne mėnesį buvau strigęs. Ir kaip terminalas pilnas. Nu, bet grinai buvo pabaigoje sapno atsibodo sapnuot. Jau nori keltis. Nes ant tiek atrodo tas ilgas toks buvo ir aš ten tiek prabuvau, kad... Ai, Nežinau, jau čia nėra buvę. Yra tik buvę vaikystėje, kad susapnuoji baisų sapną ir paskui greit miegot, nes vėl sapnuosi. Ir esu tą sapną 2 ar 3 kartus sapnavęs. paralyžiuojant? Ne, Ai, tai čia net nebaisus sapnas. nu baisus buvo. Ten aš buvau mažas ir mane kažkoks milžinas gaudė ir norėjo ten pagauti. Mm. Ir aš bijau, kad vėl gaudys. Nu jo. Tie sapnai ne juokas. Nu, kas dar pas tave, tu atostogavai čia paskutiniu metu. Tai vėl atostogaujam. Ne, Ir ką- dabar dirbau 2 savaitės. Nu Ir ir ką dabar vėl dabar? atostogauju. Vai tie programeriai, dvi dirba, 2 atostogauja, 2 dirba, 2 atostogauja, tavo kaip Daug- pasakų, Daug prikaupęs. tavo kaip pasakų darbas. Tai ką dabar veiks per Dar iš atostogas? namų pas tėvus dirbau. Ką veiks? Nieko. Nieko. Tai kam tu pasiėmė atostogas, jeigu tu nieko neveiks? Nes vaikas neina į darželį, o žmona nebesusitvarko. Reikia biški pagalbos. Ką, Nu, bus reikia impro griežtesnio- savaitgalis jau čia atėjo. Reikia Šiaip į griežtesnio gamtą. balsą vaikui, kas čia? Šiaip Tai kaip tu susitvarkai, ką tu padarai, kad susitvarkyt? dabar labai vaikui fazė tokia, kur labai viskam prieštarauja. Viską daro tą, ką nori. Tai tu pradėk jam Kai reik- prieštarauti. Valgyt, tai valgo, ką noris, ko dar nereiktų valgyti. Nu, žodžiu, labai sudėtinga, visi procesai labai sudėtingėja. Išeiti lauko O tai kaip jūs išmokinot jam- nes bėga kažkur. O tai kaip jūs išmokinot kitą žodį, pavyzdžiui, ne? Kad iš vis negalima kažkas. Aš nežinau, kaip vaikai kažką išmoksta iš vis. Jie tiesiog pasigauna, kas jiem įdomu, kas jiem kažkaip Tai gal jūs- trigerina kažkokį naują Gal jūs neuronų namuose tinklą. dažnai pavartojat tą žodį ne? Reikia daugiau taip ir namuose sakyti. Ir tada vaikas labiau išaugtų toks taip tikriausiai. Žinai, nes jeigu vaikas išgirsta ne kelis kartus, kad ten tarpusavį su žmona kažką sako. Jis būna iš vis nieko negirdi. Daro, ką nors, sakai, einam. Jisai tiesiog toliau daro savo Mm. ir apsimeta, kad tavęs nėra. Bet tu išmokink taip ir visą laiką. Nuo mažens, tegul jau pradeda. Taip ir. Ir jis- būna, sako, jo, Jo. jo. Taip, pavalgysi ir eisi miego. Ir būna minutės ramiai nepasėdi. Arba būna kartais apgauna tave. Sakau, noriu miegot. Pasikloja. Gulim. Ir tokia žvengia, žiūri tave. Čia žaidžia, Gulim. kad žaidžia miegą.
Va, būtent. Žaidžia miegam ir ką. Gulim. Paguldo tave. Gulim. Ir tada sako, blogai guli. Ką nors tave išsivė. Gulim. Bet gal yra kažkokia kaukė, kur tu tai pridedi ir užmiega. Chloro plomas. Nežinau, kažką taip. Kur? Bus su teti blogai elgtis. Ateis kaukė vėl, jeigu blogai su tečia elgtis. Kažkas miego čia paės. Kaukė. Kažkas miego O, čia Jėzau. paės. Arba kaip per Simpsonus, kur miego arteriją užspaudė, kur atėjo visiems užspaudė. Homeris pasižiūrė. Iki pietų pusę valandos savo užsispaudė ir išlūžo. Gal ir įmanoma. Geras dalykas. Mokė. Ne. Nu, tarkim, sunki diena ir sunku užmigti. Paėmė. Ir davai. Jaučiu, tai nėra labai sveika. Nelabai tikriausiai geras dalykas praktikuoti. Bet gal, kas žinau, jaučiu, bet nieks taip nedaro. Šiaip neturiu didelių problemų užmigti. Seniau gal būdavo, dabar taip. Reguliariai visai einu miegoti. Vaikai irgi padeda. Išvargina pakankamai, kad norėtum užmigti. Bet tai nėra, kad esi psichologiškai stipresnis ir tu nepasiduodi varginamas. Ką žinau, kas pavargsta, psichologija ar kūnas pirmas. O tai ką, ten lakstot ir dūkstat? Nu tai būna, jo, reikia gaudyti, Taigi mažas vaikas. kilnot, gaudyti. Tu esi už jį didesnis 5 kartus fiziškai vos ne. Ir turi daugiau jėgų 5 kartus. Oi, ten panašu pas ją daugiau jėgų, judant tą savo mažą kūną ir lakstyti, nežinau. Pavyzdžiui, dabar buvo maudytis, tai jinai atrodo daug ilgiau gali nesušalus būti vandenį negu aš. Aš jau kaip senis įlipu, nusimaudau, nusisausinti reikia. Tai O tau ten gali nuobodu. turkštis ir turkštis. Tau nuobodu vandens dėl to ir išlipi. Ne, nu man jau paskui šalta. Eik, tu turėtum kamuolį ar dar Šalt. kažką. Ką man? Turėtum tikslą būti. Turėtum knygą kokią Nu, paskaitytum vandenį. Nu. Nes, pavyzdžiui, irgi būna įlipi ir išplauki, bet jeigu turi ką veikti, pavyzdžiui, vaidini, kad skęsti, pavyzdžiui, ir tada visai smagu. Oi. Tai apie futbolą dar nepakalbėjau. Jo, futbolas. Tai įdomu buvo visai, kad kažkaip 6-4 ir paskui. Jo, tai mes nuėjom miegot ir iš ryto pasižiūrėjom, kad geras rezultatas, tai atsisukom, pasižiūrėjom. Buvo labai keista. Toks, tu žinai rezultatą, tu kaip ir žinai ateitį ir tu vis lauki. Ir tos progos, ten belia kiek tų progų ir tokios atrodo, tu čia turėjo būti. Jų nėra. Tu čia turėjo būti. Jis ten gana vėlai pradėjo ten tuos įvarčius anglai mušti. Nu, pirmą labai greitai mušė. Pirmas 3 sumušė per pirmą kėlinį, man atrodo. Jo, bet paskui buvo nuo pirmo iki antro toks visai nemažas tarpas. Jo. O kai paskaičiuoji 10 įvarčių, tai kas 10 minučių atrodo turėtų mušti po įvartį. Ir toks atrodo žiūri, kada čia kas ir toks labai intriga. Net pačiam gale toks minutė belikus ir dar įvarčio reikia. Tai jau pačia dabar turi mušti jau ir toks įdomi. Nu, ta motivacija yra, kad dingus gintis. Jaučiu, kai ginies, kad bėgtum iš paskos, turi norėti bėgti, bet jie biškiai jau... Nu jo, ten man tie komentatoriai, kai kalbėjo, sako, jie net nenori žaisti šitų rungtynių iš toks... Nu, dar gal What? biškiai gėdos. Gėdos rungtynės. Nu, nes pralaimėtai žaidžia, žinai. Nu, Bet čia yra pasikėlimo biški dalykas, nes iš man tai tikrųjų... irgi labai atrodo, čia jūs, tipo, ant tiek kieti, galvoju, Lietuva būtų čia patekus į pusfinalį, ta prasme, ir jau gėda jam būtų dėl 3 vietos kovoti, čia būtų stebuklas kažkoks. Nu, Anglai, jie irgi niekada ten nepapuola. Ten atrodo su jie kokią pasikėlė, nes jie gerą būna komandą, Europoj jie ten suklumpa ten kokiam 4-finalį. Nes būna jiems Europoje yra kažkuriems pasisekę ir jie tokie jau, tipo, mes čia, žinai, visas Nu, jie pasaulis. čia žiūrė. futbolo valstybė, atrodo, belia kokia, ten, nežinau, čia Premier lyga. Nu, bet tenais toj Viskas. Premier lygoje ten visokie šeikai prisipirkė tų klubų.
Ir ten milijardus iki šitos klubus. Nu tai va, atrodo, kad čia viskas tas turėtų išplaukti į rinktinės, bet ne visai čia taip vyksta. Kaip jau Nu, žiūrėt. o finalas tai šiaip man įdomu buvo Man žiūrėti. finalas buvo daug įdomiau žiūrėti, nes tas savotiškai buvo, bet jie tokie kaip Nes ten- cirką davė. Ten loseriai, o čia dėl pirmos Ir jie vietos. ten taip duchiškai ten prasileidinėdavo, atrodo. Tie įvarčiai netokie neefektyvūs, atrodė. Kur tiesiog patingėta pajudėti ir ten biški pavydeno kamuolį. Ir įvartis. O Jėzau, tas vartininkas irgi toksai jau biški bėga. Ar aš krisiu dėl trečios vietos? Dėl trečios vietos, ar man čia verta šokti? Nežinau, toks visur atrodo nedažiūrėta, datingėta, ten daug įvarčių, bet vos keli tokie įdomesni gal buvo. Ir toks. Bet jo, finalas tai man dar patiko, kad iš arčiau kamera filmavo. Jie visi didesni buvo ir nefilmavo visą aikštę, o filmavo taip tokį kampą artimesnį. Ir kelios rungtynės tokios buvo, kur iš arčiau filmavo. Ir man tada daug fainiau žiūrėti, nes to varinėjimas geriau matai, kas ten kam koją pakišo. Tas argentinietis toks debilas. Kur tenais... Man jis toks atrodo mašinų pardavėjas, toks su pederastkė galėtų ten bėgioti, toks gailai iš to sudėjimo visas. Nu, bet yra iš veidų tokie, kad matos biškai banditai atrodo. Grindai. Beveik kiek ten vaganėjo, gavo geltoną kortelę, paskui nunešė ten. Šiaip iš pakartojimo tas nunešimas atrodė, kad biški vaidyba, bet nežinau, kaip tai baigti suvaidinti irgi. Ne, ten tiesiog, matai irgi. Abu bėga, taip gaunasi. Nu, čia tas pats, kaip, pavyzdžiui, aš bėgčiau ir net nesitraukčiau iš kelio tau, žinai. Mes bėgam viens į kitą. Nu, jo. Ir tu manęs net nematai galbūt, žinai, bet aš net nesitraukiu. Iš nugaros bėgu. Toks parbėgo mašinų pardavėjas. Aš bėgu, žinai. Traukis iš kelio, žinai. Toks. Sustovi. Atsiprašau. Bet atsiprašau, pasakiau. Atsiprašau. Nes aš šauklėtas jaunuolis. Prabėgdamas, atsiprašai. Arba su paspirtuku važiuotum. Taukst. Traukš. Nežinau, man dar tas įdomus, vat, kad kitiems dėl trečios vietos tipo kietai yra kovota, kitiems tiesiog yra vos negėda dėl trečios vietos. Tomai, šiukšlė, grįžti iš savo fechtavimo varžybų su savo trečios vietos olimpiniu medaliu ir tu čia drįsti pas mus įžengti į klubą. Aš nuvyliau tave, treneri. Tu nuvyliai mane. Žinai ką? Tokiems kaip tu nėra vietos pas mus. Aš tave nudursiu ir tavo karjera čia baigsis. Mes išsiuntėm tave nugalėti. Ar galiu aš pasakyti paskutinį žodį? Sakyk, Man gėda. kodėl pralaimėjai, sakyk man, pusfinalyje. Jis buvo stipresnis. Jis aktyviau puolė. Jisai ilgesnę lasdą turėjo. Ir aš mačiau, kad tu stengiais dėl trečios vietos. Tau nebuvo gėda? Tau nebuvo gėda Mane privertė jie. Sakau, aš pasimkit tą trečią vietą. Aš važiuoju, namo jau pasitikti savo likimą. Ir jie sako, ne, tu negali, tu pasirašy kontraktą. Ir mane privertė. Trečia vieta yra... Daug jau! Aš vaikystėje, kai šachmatai žaisdavau trečią vietą, esu dažnai laimėjęs. Bet ten tokie būdavo neulaiferiai pirmoji ir antroji, tai net neverta stengtis kažkaip nesiparindavo, nes, nu, tokie... Toks irgi išeidavau į aikštelę. Nu, ta prasme, aš nebūdavau prieš tave neulaiferis, nes tenais kiti, kur sėdi per dieną 4 valandas, ten privačiai mokinas, o aš tai tiesiog lankydavau tą būrelį ir tiek, žinai. Tai tada jausdavaisi pranašesnis už pirmą vietą, nes aš su mažiau pastangų pasiekiau daugiau. Nu, matai, kas irgi būdavo nesąmonė, nes pirmos 2 vietos visą laiką būdavo aiškios, nes jie ten tie neulaiferiai ir visi dažniausiai tiesiog dėl 3-4 žaisdavo, nes... Čia daug kur yra, kur, nu, tipo, tobulėjai ir kažkur jau tavo įdėtas laikas nebeduoda rezultato didelio. Nu, matai, tai jeigu nori daugiau, turi daugiau ir skirt, kaip pasakė. Nu, tai tokia jau ta. O tu treniruojas programuo daugiau, kad būtum dar didesnės kastos programeris.
Ai, šiaip darbe ką padarai, paskui namie gal kad pažiūri kažką įdomesnio. Mm. Tai kažkiek jo, bet dabar tas dirbtinis intelektas čia, neaišku. Toks, Pakeis atrodo, tave? tuoj atims tavo darbą, tai ar man dar tobulėt šitam dalykė, ar jau čia jau baigta bus. Tai tokia motivacijos prasme tai labai liūdnas O reikalas. tai ko būsi, kai jau tave pakeis dirbtinis intelektas, ką įsiveikti? Tai vat nežinau. Svarščiau, galvoju, gal mašinas dažyti. Galvoju, visai ten visokius įlenkimus, įbrėžimus galėčiau tvarkyti. Bet reiktų profkę pasibaigti vėl. Ilgas laikas, kol pradėti dirbti. Ko taip žiūri? Skamba toksai... Ką, žinau, visi dabar turi mašinas, visi turi pinigų ir visi nori, kad jų mašinas gražiai Aš atrodo. galvoju, tu myli mašinas. Ne, aš Tai tu nelabai. eitum tik dėl babkių mašinas taisyti. Tai dėl ko tu eini į darbą? Nežinau, jeigu man darbas nepatiktų, tai aš jį neičiau. Vis tiek darbas turi biškį patikti. Pradirbęs. Ne, nu darbas neturi būti kančiais, turi tau biškį patikti. Ne, Nu, nu, tai toks man, metas kažkas, pavyzdžiui, aš meno mokyklą baigęs dailę, tai tau aš patiktų mašinas dažyti. jo, ten nudažyti ir vėl, kad būtų taip, kaip buvo. Arba O tai ten nenorėtum tuninguoto. gėlyčių užpiešti. Užpiešti bent gėlytę vieną. Arba kur būna, tai lipdukai, kur šūvis. Kur Ar pingviniukas? kažkas įdaužė, užkliuojam šūvį pas tave. Ir imčiau po 5 eurų už vieną šūvį. Nu, pingviniuką nupiešti. Jo. Nes, Ne, bet, nu, nes pinigai yra vis tu vien labai esi svarbus programeris, dalykas. nes tau patinka kompiuteriai. Ir patinka tenais Iš programai. dalies, bet ir darbas užknisa, bet tuo pačiu geri pinigai. Bet šiais laikais, Tai visumoje neblogai. bet šiais laikais gali darbą dirbti, kuris tau ir patinka, ir kur tu gauni pinigus. Nu, čia labai retas atvejis. Ne. Taip. Taigi gali bet kokį darbą pasirinkti, kuris tau ir visur gerai moka šiais laikais. Visur. Visur gerai. Ir kasoj. Ir Nu, pavyzdžiui, mokytojam. O jeigu man patinka, kad žmonės apsiprekintų ir užtektų visai tenais. Kas gimė būt kas? Ta mergaitė, kur žaidžia su skaičiavimo mašinėlė, gal nežinau. Jeigu žaislas to mėgstamiausias skaičiavimo mašinėlė, Ar gal tau reikia skaičiuot kasoj? Ne, vis nereikia. tiek reikia suprasti, kaip matematika veikia. Pip, pip. Bet tai turi sutapti, turi gražą. Jūsų skaičiukas Ei, 563. wow. O kaip grinais gražą duot? A? Ir Kiek nesuklys. jau tų grinais būna? Žinok, būna. Manau. Tai 10 duoda, nu, žodžiu, biški matematikos. Nu, O dieve, labai jau čia daug. Tai ką, mes jau turim eiti pabaigą. tai aš nežinau, Liudai, mane labai nuliūdino, kad tu dirbi tik dėl pinigų. Nu, taip dirba daug žmonių. Aš galvoju, kad vis tiek kažkiek turi patikti. Nu, tai nėra, kad visiškai nepatinka, bet jeigu galėčiau nedirbti ir gauti tuos pinigus, Bet tiesiog, pati tai tikrai idėja- nebeičiau į tą darbą. Bet pati idėja, tu, kad padarašai kodą kažkokį, kurį paskui žmogus naudoja ir tas žmogus džiaugiasi, nes jisai tą kodą gavo, supranti? Jo, bet tu dirbtinis intelektas parašys ir tavęs nebereikės. Tai negi tu vis vien sakysi, man tai patinka programuoti, kad aš toliau programuoju. Ne, bet vien tu pradėjai programuoti vien dėl to, kad tau patiko tas jausmas, kad tu kažką padarysi ir žmogus spaudinės mygtuką, tavo mygtuką ir jisai džiaugsis. Ne, man buvo, geros algos, man biškai O, kompai patinka. Match. O, dieve. Apgailė. Eik, kiek žmonių dabar ėjo į kursus programavimo, nes geros algos. Belė kiek. Nes žmonės padirba kokį nors lievą darbą ofisinį, supranta, kad nepatinka, tai jau geriau aš nepatinkantį darbą už didelę šaibas darysiu. Bet yra visokių to ofisinių, vienur ten tu ir su telefonu šneki, kitur tu turi pas klientus važinėti, kitur būna tu keliauji po parodas, ten kažką veiki darai. Kitur būna tu su skaičiais dirbi, kažką pieši, braižai. Tai tu, kai senukas dirbai, tai tau labai patikdavo. Ai, man bent ta idėja buvo įdomi, tas ten buvo transportas, pavyzdžiui. Bet aš buvau, kad dirbau parduotuvėje, tai buvau studentas, tai aš tenais jau studentai, man atrodo, tu nelabai gali. Nežinau, tą labai prioritetimą. romantikos tas darbuose, nėra taip romantikos. Ai, bet tas toks irgi kažkaip buvo, kad tu čiupinėjai daiktus kažkaip gyvus, žinai. Wow. Irgi kažkoks aspektas. Galėtų į darbo skelbimą dėti.
Gausit gyvų daiktų pačiupinėt. Nežinau, tie žmonės tokie praktiški, pavyzdžiui, labai buvo aplink. Tas labai irgi įdomu. Norfai dirba. Ne, aš senukas buvau biškai. Praktiškai žmonės renkasi nori. Mm. Nu, blemba, aš jau kai galėjau pradėti rinktis, ką dirbti, kur dirbti, tai visą laiką galvojau, kad aspektas kažkoks patiktų. Bet, žinai, reikia kažką pabaigai protingo pasakyti. Nes visgi 3 protingi vyrai kažką protingo gali pasakyti. Ką čia tokio protingo? Aš tai visgi grįžtu prie tos minties, kad mažiau galvokit. Jūs nesate tokie protingi, kad kažką protingo sugalvosit, o jei mažiau galvosi, tai mažiau problemų. Jo, Daugiau jėgų lieka. ir tam, iš vis kam dabar reikia. yra dirbtinis intelektas, tu gali kažką paklausti, jeigu nežinai, jis tau tikrai atsakys. Tai Ir visą laiką bus tikriausiai Pat- teisingai. patys jau jūs mažiau galvokit. Nu, Tikrai jau nebegalvokit. mėgaukitės gyvenimu. Ir mažiau galvokit. Nu, Viskas. viskas.